Sik. Brick by brick. Kaip sekasi? Seksas, ačiū, puikus. O tau? Kartais galėtų būti ir geriau, ar ne? Kaip visada. Filmus žada 40 minučių akšino, o ten gaunas. Žinai, aš kažkaip važiavau šiandien pas tavį salę ir taip galvojau, ką užduot tokio, ko niekas apie Sergejų Maslobojevą nežino. Ir aš taip galvojau, nežinau, važiavau pro vieną parduotuvę, kitą parduotuvę ir galvojau, kada paskutinį kartą parduotuvėje buvai, pavyzdžiui. Šiandien buvai parduotuvėje? Šiandien tokia išprotės diena buvo, nuo pat ryto. Šiaip visai neseniai. Jo, šiaip neseniai buvau senukose, geras bairis iš tikrųjų, prieš porą dienų aš buvau senukose ir prie jo žiūri valytoje, į mane vis žiūri, tokia pusiau šypsosi, žinai. Nu, aš tas šypsau atgal, galvoju, tik to nuotaika dar tokia pusiavelė buvo. Sakau, sveiki! Ir, žinai, paduoda į ranką. Ir jinai, gražiosių Martinčiaus kovos. Ant tokia 7 metų gal tokia moteraitė. Aš tokia, wow, malonu, ačiū. Dažnai sulaukiu tokio dėmesio. Arba palinkėjimų, kad žmonės žino, kada tavo kova, žino, kiek dienų galbūt liko. Nebijo prieiti. Tenka. Arba galbūt čia taip pats galbūt prieiti. Būna tas lietuviškas, tas toksai konservatyvumas, tipo, vis žiūri, stebi, liktų skoloj kažką, žinai, bet taip ir neprieina. Būna, kaip tik tiesiog sako, aš nenoriu trukdyti, tipo, pavalgai, nenoriu trukdyti, bet tiesiog, tipo, tu maladės, tipo, varai, tu geriausiai, žinai. Ačiū, malonu. Būna visokių atvejų būna, kokių tik nėra buvę. Nuo vaikų iki senolių, nuo pareigūnų iki bodyguanų, visokių būna situacijų. Malonu, kad vertina tavo darbą, kad žino, kad stebi, gal nestebi, gal girdėjo tiesiog, žinai, išmatymų kažkur iš kažkokio straipsnio, atpažįsta ir taip toliau. Bet tai sako apie tai, kad, žinai, darai viską teisingai, nes esu paukojęs visą gyvenimą tam. Ok, tai kas senukose? Ko ieškoji senukose? Pas mane pirtelę pastatė naują. Čia buvo mano šių metų projektas. Įmonė Edjusta padėjo man gyventi šitą projektą, šitą svajonę ir gausi geriau, negu aš svajojau. Iš pradžių aš pragalvojau paprastą pirtelę, tiesiog, kur galėčiau, žinai, savo kaulus ten šildyti ir viskas. O padarė tokį šikarną namuką, ten 6 ant 3. Tai tiesiog kartais būna ten nueini laiką pats praleisti, toks, žinai, kaip man's cave. Būna vaikai ten nueina, tipo, multikus pažiūrėti arba dar kažką, arba pats būna, tiesiog nueinu prie to didžiulio lango, atsigulu ant tos sofkės ir žiūriu į tą savo kiemą. O tada taip šviežiai, žinai, tam termomedieną taip kvepia, taip pasakiškai. Ir tu nieko nenori, atrodo, taip gera nieko nedaryti, tiesiog būti čia. Ir aišku, pirtis pati yra fantastiška, nes saunų sistemą įstatėm, pats pečius yra toksai. Tai, žodžiu, negyvenimas, o kutenimas, labai didžiuojas tam. Tai tokių ten nekelių reikėjo ten dasipirti. Pakabų ten dar kažką. Kiek Sergejau galėjai savo leisti gyvendinti savo svajonę iš to, kad esi kovotojas? Galbūt keistai dabar, neskamba šis klausimas. Netgi ta pirtelė, jinai ne tiek svajonė, kad pasipirtinti ar kažką, tai tiesiog, kad prailginti mano visą tai, ką aš darau. Kad biškį investuoti savo kūną. Nes noriu po 2-3 kartus į savaitę stabiliai eiti pirti, atpalaiduoti tos raumenis ir kad ne kažkur tai važiuoti kažką ten nuomotis, o būti čia, iš karto čia nueini pasipirtini, ten pat išsimaudai po vandeniu ir iš karto eini į lovą atsistatinėti. Plius turėjau kažkada tokią tradiciją sekmadieniais, tokį vyrų subūrimą daryti, pasipirtinti, pozityvios kalbos, jokio negatyvo, geras paras, tokie užkandukai ir būdavo toks pirmadienis, pailsėjus. Ir paskui, kai nuolat dirbi nuo ryto iki vakaro, netgi savaitgalis, be savaitgalių gyveni, tai taip gaunas, kad netgi to nebeturėjau.
Tai dėl va čia jau toks, žinai, vienas iš žingsnių. Jeigu bent jau, jeigu su Hebra negalėsiu, tai gal bent jau su šeima nueisiu. Man netgi patinka tos visos procedūros, su vantom, su visko pasirūpinti kažkom, žinai, gerai pakurianti, tą garus surinkti ir nuleisti. Kas dar galėtų pareiklinti tavo karjerą? Iš tokių dalykų, kuriuos galima įsigyti, pasistatyti? Taip pat aš mano seną įrenginį ledo šaldymo išvežė, atidaviau žmonėm, istorijų padariau, tai iš karto per 5 minutės atsirado labai daug norinčių. Tai viskas baigėsi pas tave ledo vonios? Šitas jo. Tai dabar, kai dabar dastatė man terasą, dabar dar stoginę biškį statys virš tos terasos. Ir po ją priešais tą langą didžiulį statys kubilą iš tokio nerudinčio plieno su aparatu, kuris visus metus laikys vienodą temperatūrą. Jau bus nebe pusė laipsnio, kaip anksčiau būdavo pas mane pusė laipsnio šilumos, o bus 3-4 laipsniai šilumos vanduo. Nu, kaip paketėjai, sakykime, lygiai taip pat dilčios. Tai jau nebus atsikalbinėjimų, Janeit. Aišku, aš labai viliausi, kad gausis per pasiruošimą šį jau ją turėti ir šildyti kūną, ir šaldyti rytais nuolatos. Bet, nesigavo kol kas pastatyti, nes pagal mano biškį aš tam pakoregavau kai kurios dalykus ir pagal mano užsakymą ją gamino, tai turėtų kažkada atvežti jau. Kas dar galėtų prailginti tavo karjerą? Laikas savo. Išmokimas mylėti save labiau galbūt. Noriu skirti laiko savo. Per tiek metų dar neišmokai to daryti? Kokybišką laiką savo. Aš per tos metus aš visada stengdavausi daryti taip, kad visi aplink mane būtų patenkinti, kad visi būtų laimingi, žinai. Pasirūpinti visais. Mano buvo tokia užduotis. Jeigu jie netgi to nesupranta, jeigu jiems to nepatinka, bet jie net nesupranta, kad aš visą laiką galvoju apie juos ir visą laiką taip darau, galbūt mažiau tau leidžiu jiems, labiau savo leidžiu iš savo kišenės. Jo? Bet aš darau visą tai, kad aš rytoj galėčiau pasirūpinti visais aplink save. Kad ir mano šeima, ir mano vaikai, ir mano artimieji, ir mano draugai. Jeigu ką, jie visada galėtų atsisukti mane ir sakyti, aš turiu bėdą, padėk. Ir aš galėsiu jums tai padaryti. Kartais, aišku, būna viso to, kai įsivėlė į tai, būni ir nervuotas, ir piktas, ir nedamiegojęs, ir su savo iššūkiais gyvenimo, bet, kodėl ne? Žinai, ateis kažkada diena. Žinai, kaip aš irgi per savo seminarus irgi tą pačią žinią sakau, kad visiems reikalingas tikslas ir geriausia, kad tas tikslas būtų sunkiai pasiekiamas arba nepasiekiamas, bet tu turėsi kryptį. Supranti, ir ta svajonė visą laiką jinai bus, ateis tą dieną, kai pasieksi, tada bus geriau, bet geriau, kad tu jos nepasiektum. Nes tada tu pastoviai bus įsiekime. Aš tau galiu priminti apie tavo kažkada tikslus ir reitingus pasaulio. Glory čempiono diržas. Kuršių. Ten. Ir kas geriau pasidarė nuo to? Tai aš apie ką tau kalbu. Aš tau iš karto priminsiu, kad iš karto po to kas vyko? Kritimas. Kritimas visko. Asmeninio gyvenimo, kritimas karjeros, kritimas visko. Tai būtent tas ir rodo, kad tikslas neturi būti pasiekiamas. Tu turi jo siekti, bet jis neturi būti pasiekiamas. Okay. Tai dabar nes tada tu išlieki alkanas. Tai dabar tikslas koks? Mes anksčiau buvome įpratę kalbėti apie diržus, apie reitingus. Aš visą tai jau turiu. Taip, ta prasme, ką man dar įrodinėti pasaulyje, jeigu aš jau viską įrodęs esu. Viską šitam sportė, kai mano buvo įrodyti, nugalėti, laimėti, aš viską tai padariau. O tai kam to dar reikia metų čia? Kam prailginti savo karjerą? Mano legacy. Bet čia toks ir tikslas? Taip. Ir tu niekada nežinosi, ar tu tai padarėjai? Ne. Netgi kai baigsis tavo sportinė karjera, tu nežinosi, ar tai padarėjai. Dažniausiai, kai baigsis, nes apie tai kalbės kiti. Kai baigsis mano sportinė karjera, arba kai manęs jau nebebus, tada tik tais kalbės ir vertins galės kiti pasakyti, ne tu spręsi. Taip.
tu niekada negali spręsti. Tu tik apie save gerai pradėsi spręsti, iš karto tavo gyvenimas grąžinsi balansą, iš karto tavo užkiaušų į apačią nutems. Tarp lentų dviejų. Taip. Tavo darbas, niekam neįdomu tavo iššūkiai, niekam neįdomu tavo gyvenimo problemos, tavo skausmai, kurias tu išgyveni kiekvieną dieną, su kokiem tu, žinai, su kom tau tenka susidurti, ko tau reikia tenka išgyventi. Visiems įdomus tas rezultatas galutinis. Tai aš per daug ir nesiskleidžiu apie savo iššūkius visus. Aš tiesiog tyliai dirbu. Mane žmonės mato besišypsantį, motyvuotą, einant į priekį. Taip, man būna skauda, taip man būna sunku, taip man norisi viskas spjauti, taip man būna ir priepuoliai, negi buvo tokios vos ne panikos atakos, būna tokios kartais, kai tu pagalvoji apie varžybas, kaip viskas tau užkniso, kai tu nieko nebenori. Bet jau eilę metų, Serioga, tai viskas vyksta. Taip, bet supranti, kad tai yra dar vienas iššūkis. Ir mano tikslas dar nėra pasiektas. Na gerai, užbėgam įvykiams už akių, aš nežinau, kodėl man visai neseniai buvo tas toksai dalykas, kad nepamenu, kur aš buvau, gal aš kažkur važiavau į kažkokias varžybas, neprisimenu, ar tai buvo moterų krepšinio rungtynės, kai aš savo mažąją vežiausi, ar tai buvo dabar Kaune vykęs turnyras, ir galvoju, po 20 metų, man bus 60, tau panašiai. Ir mes... Man dar nebus 60. Aš sakau panašiai. Gerai. Ir aš taip galvoju, mes susitiksim kokiam turnyrė, tokie, su tais, jau sąnariai galbūt plasmasiniai bus, galbūt mes nejausim tos skausmo, bet tokie dėdai ir galvoju, kiek mes prisiminsim ir kiek mus prisimins kažkas. Tau tai rūpi, kas bus po 20 metų ir ar močiutė prieis prie tavęs senukose ir pasakys, kad sekiau jūsų karjerą, jūs buvote, nežinau, man galbūt gyvenimo įkvėpimas. Taip. Man iš tikrųjų dabar šiandien netgi 2 žmonės sunkiai sergančius aplankiau. Tai yra, vienas aš aplankiau, kitas mane aplankė, vienas su Rimanto Kokino fondu mane aplankė, mes jo svajonę išpildėme, svajonė buvo su manim supažinti ir laiką praleisti pusdienį, o kitą aš aplankiau. Ir supranti, kad tokiem žmonėm, neaišku, daug dievė, tik tai jiems daugiau to laiko, kad liktų. Jiem tu visam gyvenimu galbūt įsirašysi į jų atmintį, o šiaip žmonėm, šiandien tu viršūnį ir rytoj tavęs niekas nebeatsimena. Ir žinok, ir kartais norisi, kad tavęs niekas nesimintų. Norisi, kad tylėtų tas telefonas. Norisi, kad nebūtų įdomu ir poreikio ir tas addictionas tam telefoną tikrint pastoviai dingtų. Nes ten kažkas galbūt be dėmesio likęs yra. Galbūt norisi taip, savo pirtelį atsisėsti. Bet tu įsivaizduoji, kad ką tu dabar papasakai, kad žmogaus, sunkiai sergančio žmogaus svajonė buvo praleist dieną su Sergejumi Slabojevu arba pusdienį. Tarsi, žinai, žmonės dažniausiai gali svajoti, nežinau apie ką. Nuo materialių dalykų. Taip, tu matytum jo akis, su juo bendrauju, mes norim papietauti ir valandą aš su tokiu turiu dialogą, toks monologas labiau buvo mano. Akis va tokias. Atrodo, ryja kiekvieną žodį mano pasakytą. Nesupranti, kiek nedaug iš tikrųjų žmogų reikia. Ir aš kažkada prisimenu save, tokį jauną, kurį žiūrėjau tokiam akim, bet visokius nekadėjus, jeigu galima gražiai taip įsireikšti. Ir tik norėjau klausti, kas buvo tuomet tie idealai, kuriuos tu taip žiūrėdavai. Gatviniai buvo. Sakau, mano, spalvinga labai jaunystė, paauglystė buvo, bet iš tos paauglystės aš kaip išėjau. Aš niekada nieko nepavedžiau, niekam skolingas niekada nebuvau, nieko neapgavęs, nieko nepridavęs. Man pretenzijų niekas nėra. Taip, mane labai daug žmonių nemėgo, mane nemėgsta labai žmonių dabar, bet ar aš esu kažką jam blogo padaręs?
arba bent jau blogo už tai, už ką jie nebuvo nusipelnę. Ne. Kaip galvoju, kodėl tavęs nemėgsta? Todėl sąžinė mano yra labai švari. Kaip manai, kodėl tavęs žmonės nemėgsta? Nes bijo. Ir gerbė. Bijo. Bijo ir gerbė. Kodėl žmonės, kurie, pavyzdžiui, tavęs nepažįsta, turėtų tavęs bijoti? Todėl, kad aš išdrįsau būti savimi ir išdrįsau daryti tai, ką aš mėgstu daryti, o ne būti, kaip man buvo brukoma, normaliu, kaip visi. Eiti pagal kažkieno šabloną. Aš norėjau būti savimi ir aš jau tapau. Tai yra nuostabu. Kažkas galbūt mato tai savyje, bet kažkokias jų neįsipildžiusi svajonė. Ai, tu nori pasakyti, kad tavęs nemėgsta tie, kurie galbūt šiek tiek pavydi, kad jisai padarė tai yra savimi, o aš negaliu dėl tam tikrų priežasčių, kurios dažniausiai susikuria patys žmonės, tas priežastis, tas ribas savo. Jie patys arba leidžia kažkam įbrukti savo nuomonę kitiem. Dažniausiai tai būna. Nes mes šiaip ambicingi esam labai. Mes nuo vaikystės esam gimę gerai žmonėm. Mes norim meilės gauti, mes norim meilės duoti. Mes norim visko, mes žingeidus, mes norim išmokti, mes norim padaryti, mes norim išbandyti, mes norim rizikuoti, mes viską norim. Bet laiku bėgant, beaugant, besivystant, mūsų negalima, tau nesigaus, tu netoks, būk kitoks, būk toks, tave pakal kažkokias rėmus, tave kartą ir galbūt tu potencialą turi savyje. Bet o galbūt, tu, žinai, yra skirtingi yra du žmonių tipai. Vieni žiūri į tave, sako, blemba, aš visą gyvenimą svajau gyventi tokį gyvenimą, kaip tu gyveni. Blemba, koks tu esi šaunuolis. Kom galiu prisidėti, kaip galiu tau padėti, kaip galiu, žinai, tau pagalbos ranką išties. O kiti būna kaip tik, čia mano buvo svajonė, aš turėjau, jeigu aš būčiau pardavęs, aš būčiau daug geriau padaręs. Šūdo, vertas, nieko tu nevertas iš tikrųjų. O taip. Žinai, kaip yra vienas užrašas, man kartais, aš jį prisimenu, žinai, kur kažkas buvo parašęs, I need new haters because the old ones become my fans. Aš nesakau, kad čia kažkas turi tapti arba taps mano gerbėjai. Man iš tikrųjų, būkim bėdini, bet teisingi, man to gyvenimas nepasikeis. Ar aš daugiau turėsiu gyvenimą? Ko aš visada svajojau, aš galvoju, kaip man sako, žvaigždė, žinai. Aš sakau, žvaigždės danguje, mes esame lygus, tokie patys žmonės. Sakau, kokias Lietuvos žvaigždės, kas Lietuvoje gali būti žvaigždė? Jeigu išvažiuoja iš Lietuvos ribų, tavęs niekas nepažįsta. Kokia čia žvaigždė? Bet kai tu gauni, žinai, laiškų iš viso pasaulio, su pripažinimu, su tokiu pagarba, su, žinai, gražiais žodžiais, įkvepiančiais žodžiais, arba netgi kvietimais atvažiuoti už pinigus pas jų, viskas apmokama, seminarą jiems pravesti, juos pamokinti kažkom. Čia jau kažkoks toks įvertinimas. Vis tiek aš nesakau, kad man tai yra žvaigždė, bet jeigu kalbant apie ką aš kažkada svajojau, aš, būdamas vaikas, žiūrėjau į tos kovotojus užsienio, kaip sakau, kad mano pirmas įkvėpėjas buvo Mirko Krokop. Aš galvoju, wow, čia tai vyras, žinai, čia tai vyras, čia tai vyriška jėga tokia, būna toks, žinai, nes su filmais nesu nepalyginsi, čia tikras, žinai, ne tas pripudrintas kažkoks. Ir tu supranti, kad kažkino akimis tu toksai dabar esi. Ir tai yra labai gražu, tai, žinai, tiesiog yra kaip, sakykime, įvertinimas viso to nuveiktų darbo. Ir aš sakau, tas laimingas žmogus yra tada, kai jisai pastoviai siekiantis, pastoviai alkanas yra ir kai jisai pats samazochistiškai linkęs yra kentėti skausmą, kuris galiausiai, trumpam laiku, bet galiausiai virstam malonumu. Mūsų visų mirtingųjų yra užduotis tokio gyvenimo. Bėgti nuo skausmo ir siekti malonumo. Todėl žmonės taip daug nusigeria ir į narkotikus pasisuka.
ir depresijom serga. Kodėl? Todėl, kad jie siekia greitų malonumo, bėgant nuo skausmo. Gerai, kiek... Bet užduotis yra tai priimti skausmą, su juo susitvarkyti. Gerai, jeigu tai pasižiūrim per sportininko prizmę, ar ne, aš kiek suprantu, ta euforija, kai tu laimi, tai irgi tas malonumas, ar ne, kur tu kankini, dėl to euforijos momentas. Aš, man buvo komentaras vienas irgi, aš buvau pasakęs kažkada, ar interviu, man atrodo, kad man pergalės neneša pasitenkinimą, man neneša tik džiaugsmą. Man tiesiog labai skaudu yra pralaimėti. Ir aš einu į kovą nelaimėti, aš einu į kovą nepralaimėti. O tai sakai, euforija. Man euforija būna taip, euforija būna, jeigu daug dievė nepralaimim, gerai, nepralaimėjau ir dabar. Bet aš neinu. Kažkiek priduoda to jausmą na čempiono diržas. Dabar Sergejau eini susigražinti, ar ne? Tu man reikės netgi esi sakęs, kad ir padėkojęs Kababizui, kad pasaugojo šiek tiek tavo diržą. Tu eini susigražinti, vis tiek toks nusiteikimas, kad yra, na, kad ten yra tavo daiktas turi būti pas tave. Taip. Nu kaip, Bet smagu, kai tavo daiktas būna pas tave, tai suteikia malonumą, kai tavo daiktas grįžta. Faktas, kad taip ir yra. Kad aš nejaučiu, kad aš pralaimėjau to diržą, kad aš jį praradau. Tai buvo kažkieno klaida, ne mano. Sakau, jeigu pažiūrėsite, aš galvoju, aš vis laikau kažkaip tai mano mintys, aš savo kovų nežiūriu. Todėl mano mintys būdavo, kad aš trečiam raundė prasikritau koją su Kababisu ir dar 2 raundus atkovojau. Nevelnio, aš pirmam raundė prasikritau koją. Taip. Buvo lygiai tas pats prakirtimas. Man už vazelinu su adrenalinu užtepė ir toliau aš kovojau dar 4 raundus. Taip, bet transliacijos režisieriai jau rodė kažkuriam ar pirmam, ar antram raundė tas prakirtimas, kad yra. Taip. Dar atsimenu, tęsiasi visas tas reikalas ir po to kažkas turbūt pirštais užbaksnuoja šitą vietą, kad yra prakirtimas. Jo, o po to su Abena kovoju. Nugi, matėsi, kad aš kontroliuoju situaciją, kad 4 raundė jis vos ant kojų pastovė, aš kvėpuoju labai lygiai. Tempas buvo toks, man reikėjo, visą planą aš atlikau puikiai, jį nuvarginau. Žalos jokios jis man nepadarė, dabar buvo pradžioje man dirbti. Ir aš tik pradėjau spaust, pataikiau ten, nes oda buvo dar tokia, nes buvo praėję kiek ten, 4 mėnesiai buvo praėję tarp tų kovų. Dar oda net nespėjau išsitraukti normaliai. Ir vėl prasikirto. Ir iš karto nuėmė. Neturi tai būti. Klausyk, aš dabar taip net kyla klausimas, aš nežinau, kiek jau kartų mes kalbam. Mes dabar sukomės pas tave, ta prasme, apie Glorį, mes sukomės apie dažniausiai 3 asmenis, ar ne? 3 pavardas. Dažniausiai, čia paskutinius 3 metus. Kababizas, Abena ir dabar Ražabzadė prisidėjo kažkaip, ar ne? Buvo pamirštas iki suktuko galvo, kaip aš sakau, ten. Nenusibodo apie tos pačius vis šnekėti? Aš mačiau, kad tu jau aštriai šnekėti, ta prasme, jau... Ką aš noriu pasakyti? Nežinau, kas pastaruoju metu su tavim pasidarė, bet tu pasidarei visiškai kitoks. Tu pasidarei drąsesnis. Aš pasakysiu, dabar sakau savo nuomonę, čia niekieno kito. Atrodo, kad nusimetei kažkokią tą, jeigu anksčiau pokštaudavai, tai vis tiek būdavo tarsi pakaukę, ne, tarsi paruošti kažkokie bajeriai. Dabar tai, ką tu šneki tarptautiniai žiniasklaidai, dar kažkur atrodo, kad tai yra tas tikras atsipalaidavęs, išsilaisvinęs, kažkur, kažko nebijantis Sergejus Maslobojevas. Ir įkast, ir galbūt įžeist. Ir pasakyti, paleistas skaudulį, nekultūringai pasakyti, kad tu, tarkim kažkam, kad, tu storas, tu negalvoji, kaip kultūringai pasakyti, tu ir sakai, kad storas. Čia pavyzdys, aš nieko neturiu omeny. Nes aš suprantu, kad daug laiko aš stengiausi būti džentelmenu ir viską labai gražiai daryti, bet jie kaip šakalai tiesiog to neįvertina, bando loti už nugaros, bando loti neįvedę, o kažkur tai ten interviu ir taip toliau, galvoju, kiek galima kentėti, norit pažaisti, galim jūsų taisyklėm pažaisti. Mangi aš toks durnius esu, kad aš įlendu į kažkieno žaidimą ir bandau apžaisti juos jų žaidime. Na ir kol kas gaunasi. Jeigu Radžibzadah norės kovos, mes galėsime padaryti. Galime jį atvežti į Lietuvą. Aš lygiai taip pat eisiu jo taisyklėm. O gal galime atvežti į Lietuvą? Galbūt ir galima atvežti į Lietuvą.
bet netyčinių smūgių irgi gali būti. O tu jie mokė, nes... Nemoku, bet išmokau. Nes žinau, kad tos dalykus atidirbinėja. Žinok, gatvėje buvo visokių dalykų. Mes, čia nereikia daug proto juos daryti. Bet esmė yra ta, kad man buvo, žema ir šlikštų stebėti ir jį, ir Beną dėl kažkokių prakirtimų, nors nieko neįrodė, dėl prakirtimų nuimta kova ir jie šoka ant ringo, I'm best, I'm the champion. Ką? Tu juokauji. Tu apžais, tu peržais, permušk. Būk aktyvesnis. Tada, šiandien tu geresnis, taip. Bet čia tik parodo jų tikrą veidą ir jų kainą. Kababizas patiko face-offas? Mačiau, gražiai ant stogo darėtės. Ant stogo darėmės prie arenos. Normaliai, ramiai. Jis sako, kad aš pirmą galvojau, kad tu esi labai negeras žmogus, sako. Toks kažką apie mano pilvo kalbėjai, sako, aš labai buvau supykęs. Bet daugiau su tam pabendravęs, sako, pamatęs tavo socialinio tinklus, aš supratau, kad tu esi labai geras žmogus. Ja, bet aš net nebijau, kad žinau, kad jūs dar prieš šią savaitę spėsit susipykti ir jisai suras prie ko priskabintis, visai kas suranda tokį, kokį nors kliauzinį variantą prie ko prikibti. Jam reikia supykti. Jam turbūt, aš manau, kad jam psichologiškai reikia supykti, nes kad jisai nedegtų. Aš taip manau. Ar šis pasirengimas tavo buvo kažko išskirtinis, negu galbūt, nežinau, prieš paskutinį jūsų pasimatymą? Taip, buvo papildomų daug treniruočių, čia su taekwondo treneriu atliekamų, daug skirtingų kojų spyrių treniravomės, aišku, pritruko laiko juos šlifuoti. Galbūt netgi, sakyčiau, šią dieną, būnant tokioj būsenai, kokio aš esu, galbūt šiek tiek persistengiam, per daug persidirbom, nes dabar gan nelengva atsistatyti ir grįžti į tokią normalią būseną, nes dabar, šiandien treniruoti, poros sprogimų, toks dar ant kojų atrodo nestovi. Atsistatymas tas sunkus yra. Nes per pasirašymą po 3 treniruotės, 3 kartus savaitėje po 3 treniruotės darau. O vakarinė treniruotė, tai buvo vakarinė, iš karto dar taekwondo, tai gaudavęs 4 valandas, kai tik tais vakarinė treniruotė. Ryte intensyviai 1,5 ir dar vakare 4. Tai buvo reikalų, žinau. Tai grįždavai namo iš viso nekoks. Visai nekoks. Nemėgė naktim, nes tave laužo, suka, maudžia. Ir ryte atsikėlė į darbą, čia vedi treniruoti, toks kaip po kokio, baliaus. Tik 2 valandas ir pasnaudės. Tai kažkaip tai taip. Bet jeigu, atsistatysim gerai, jeigu jausius neblogai ringe, tai aš manau, galbūt pamatysim kažkokių naujų fintų. Galėsim nustebinti ir gerbėjus, ir patį Kebabasą. Šiandien kažkaip galbūt irgi kvailai nuskambės, bet per treniruotę pastebėjau, kad kūnas tavo šiek tiek pasikeitęs. Pečių linija, krūtinė, torsas likęs toks pats, bet kažkas su viršum yra. Ne taip. Kas jisai atrodo mobilesnis turėtų būti viršus pas tave. Mobilesnis, jo? Bent jau man tai pasirodė, bet nesakau, nežinau, kaip vertinant, kiek tu šiandien judėjai ir po to be marškinėlių, kai mačiau, sakau, labai keistai galbūt skamba, bet turėtų viršus būti mobilesnis, rankos kažkaip greitesnės, nes iš pečių šaudai kitaip. Netgi kovos su šešėliu mačiau, kaip dirbi, tai čia aš ką pastebėjau. Kad kojas jūs darot su, nežinau, Vygantu. Ką? Vygantu. Jo, bet aš matau, kad ir Šalkovskis labai pasijungęs yra į tos visus bairius, naujus tokius smūgius. Ir taip žiūriu, kad tos kojos vis atsiranda ir kiek suprantu, turbūt tas poreikis auga, nes kažkaip dabar galbūt ta naujoji karta kickboksą ateina. Stengiamės daugiau įvairumo. Turėti arsenalę kažkokius smūgius, kurie iš niekur šoksta, bent jau kartą per kovą. Ir jau sumišimą kažkokį padaro, negu neturėti. Ar čia varysi vien naujais smūgiais ir bandysi kažką naujo padaryti? Ne. Aš irgi dabar, sakau, aš
2 mėnesius šlifavau tos smūgius. Ir buvo ir patempimų, buvo ir visokių, buvo, paskui negalim sportuoti, nes skauda kirkšnis ir ten taip toliau. Paskui vėl bandom po biškį, paskui bandom atsigulę atidirbinėti smūgis kojom. Nu, kad tik tai žinai, kad nesitraumuo toliau. Ko tik nebuvo. Ir sakau, kad ar gausis realizuoti kažką kovoje, nežinau. Kol kas į ateitį nenoriu sakyti, bet jeigu jausius gerai, jeigu matysiu vėlgi tą 6 pojūtį turėsiu, kaip su Radžibzadeh, tada kelią įkišau, kaip per 6 pojūtį savo. Ten tiesiog proto yra nesuvokiama. Man tas highlightas jį visą laiką rodo. Ja. Ir aš tiesiog nesuvokiu ir aš taip pasižiūriu ir galvoju, čia sieras. Jo. Ir taip, žinai, vėl kitą kartą, čia sieras. Ja. Nu, taip, tu pastovi taip ir iš kažkur, toksai kosminis, nes daugiau pas tave tokių nėra buvę galbūt, Yra, kiaukiai buvo tam tokiam, kaip pavardė, aš panašu, iš Graikijos, toks neaukšto ūgio. Bet esmė yra ta, kad aš mačiau, kad jisai stovi, bam į tą pusę, bam ir tada grįžta iš karto, bam į tą grįžta. Ir aš ant to einu į viršų, kai jisai pradeda šitą judesį daryti, aš tada žingsnius darau ir jaučiu, kad šoksiu. Ir žinau, kad tuk girdžiu 10 sekundžių, galvoju, jeigu ką, jau apsikabinsiu kažkaip tai tas 10 sekundžių, jeigu, žinai, nepatogią situaciją pakliusiu, kažkaip tai išsisuksiu. Ir bum! Yra. Dabar įdomu, pasėdint Bahramą šalia ir kad jisai papasakotų, kaip prisimena šį epizodą. Jis turbūt jau neprisimena. Sakytų, nieko ten nebuvo. Nebuvo, tikrai. Palauk, jisai galėtų papasakoti, kaip Levi Richter su pašokęs iš galvos davė. Iš karto pamanęs sekantį turnyrą. Tai būtent tada ir pasimatė, nes buvo tada ginčas, ar specialiai ir nespecialiai. Ir po to su Levi Richteru aš dar komentavau ir štai jums atsakymas, ar tai buvo specialiai, nespecialiai pasirgėjimas labojama. Tai ir pirmoji kovoje buvo, bet tik pirmoji kovoje, sakau, man pataikė į šitą vietą, todėl pats savo prasiskėlė. O dabar pataikė čia. Nes kai neįsigauna nieko, eina kaip bulis ten į priekį. O čia tie purvini manevrai, kurios Bet Kababezas irgi nėra labai malonus. Ringė su savo tais, nežinau, vėjo malūnais. Vėjo malūnais, bet jisai bent jau džentelmenas. Ten, pavyzdžiui, toks kaip Pabena, jisai gali ir tau nusisukusiam iš galvą spirti į galvą. Ten yra irgi vienas iš tokių purvinų. Tai tie kartu, Pabena, Radžibzadehas, man tokie, žinai, nečisti žmonės. O su Kababas, jisai geras zefiriukas, jisai viskas ant gerai su juo. Smarvės turi, oho. Iš Tvirmės aš irgi žiūrėjau, čia visai nesiniai mūsų tą kovą, kur buvo 2023 metų kova. Ir blemba ten turėjo jis Smarvės. 5 raundus ten su gerą tempą užkėlė. Aišku, aš ten tus pirmus, 2, 3, aš jau ten buvau perimęs iniciatyvą, bet 4 raundą aš jau buvau realiai padusęs. Ir tada jisai iniciatyvą perėjo. Ir 7 laukikus iš galinę koją iš eilės. Bum, 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 bum. Eik, ten, čia kitą koją neatsijungė, aš wow, šokė buvau. Bet paskui 5 aš jau vėl pradėjau nagliau judėti, eiti į priekį, bent jau judėti ir į priekį eiti, nes buvo, jau be jėgų buvau visiškai. Tai bent kažkiek suerzino Vakytovo sugrįžimas? Aš suprantu, kad jo sugrįžimas yra ne kažkoks čia šiaip fainas dalykas, ar jie tipo labdarą kažkokią daro. Aš manau, kad tai vis tiek susiję su kažkokiu rėmimu, su kažkokiu verslu ir, žinai, kad jiems išgyventi, mokant gerus atlyginimus tokiam pasauliniam žvaigždėm, jiems reikia iš verslo pusės jo. Nes jeigu žiūrėti aštuntukai irgi yra kažkoks rusas dar. Jau du rusai yra. Ir iš tikrųjų Vakytovas vienas iš tokių kovotojų, kuris galėtų nustebinti pasaulį kovoje su Riko. Iš tikrųjų. Čia toks įdomus dalykas. Man kažkaip atrodo, kad Riko jau tas autoritetas buvo susviravęs kelis kartus. Kelis kartus, nes kiek kovų jis iš eilės laimė,
bet laimi po knockdowną. Čia yra toksai jau ženklas. Todėl jeigu Ryko laimi, daug dievė, jeigu laimiu aš galbūt irgi drįsčiau šį kartą netgi pasiūlyti kovą Ryko. Pažiūrėsim, kaip sureaguos. Bent jau tada ant stogo su jo treneriu mes kalbėjom. Jo treneris sako, vienas iš realiausių, sako, pretendentų Ryko, sako, tai esi tu. Jo treneris, taip sakoma. Tai yra dar vienas įvertinimas. Gerai, nekalbėkim, kas būtų, jeigu būtų, nes kažkada prisišnekėjom ir tada atėjo Žabzadė ir praskėlė tavo lūpą. Kai mes kalbėjome apie tai, kas bus po Grand Prix, ar ne? Taip. Bet apie tokius variantus irgi pagalvoti galima. Aš manau, viskas yra realu. Reikia tik dirbti, reikia atsistatyti dabar ir investuoti į atsistatymą, į miegą ir nuėti ten ir dar kartą nustebinti pasaulį. Gerai, būtų, nebūtų, nekalbėsim, bet labai paprastas klausimas, toksai tradicinis. Mes žinome dabar datą, ta prasme, Glorija, jau šią savaitę. Šeštadienį, Birželio 14 dieną, rytoj išskrendu, taip. Taip, bet kada vėl tave pamatysim, arba galim tikėtis pamatyti Lietuvoje, kokie yra scenarijai, nes aš žinau, kad kai Glorija čempionas esi ir Glorija čempionu nesi, turbūt scenarijai. Jeigu aš tampu Glorija čempionu vėl, tai kol būnu Glorija čempionu, Lietuvoje manęs dėja nepamatysim. Nebent mes Gloriją atsivešime į Lietuvą. Tai yra įmanomas variantas, savo manim? Aš manau, kad visiškai įmanomas. Būnant čempionu, parvežti Gloriją į čia, tai yra labai įmanomas variantas. Jeigu būnant kokio nors ten eilinių kovotojų, sudėtingiau, bet būnant čempionu, gali išstatyti tokią sąlygą. Norit ar apie Lietuvos čempionatą pakalbėti? Tikrai pirmą kartą galiu pasakyti, kad net neteko suprakaituoti turbūt, ar net neapšilinėjai. Ne pirmą. Ne pirmą, žinau, kad ne pirmą kartą, bet šį kartą vėl pasikartojo situacija. Taip. Ir kaip? Abidina. Nes nebuvo, taip ir neišbandžiau sparingo per šitą pasirašymą. Neturėjau savo svorio, su ko padirbėti normaliai. Negavau tokio gero spaudimo, gerų smūgių. Buvau kalbėję aš pradžioje su Matija Faraonė, kad vėl į Italiją gal važiuosiu, bet tai mano treneris galėjo, tai paskui negalėjo. Bet trenerio vėl važiuoti, tai reiškia vėl kažką pačiam galvoti, ką daryti, kokį planą daryti ir vienam transportuoti. Irgi nesinorėjo, norėjusi stabiliau. Tai nebevažiavom. Algirdas Baniulis žadėjo atvažiuoti, pasiboksuoti, bet dėja per čempionatą nosis lūžo. Ir dabar ruošiasi kažkokiam svarbiam varžybom, tai sako, žadėjo atvažiuoti, sako, sparingas, jau buvo dar dieną prieš pas save Kaune. Tai, sako, pataikė nosį, pradėjo stipriai kriuoti, sako, tai gal geriau nerizikuosiu. Sako, tai suprantama. Taip ir neturėjom sparingų. Norėjusi Lietuvos čempionate, galvojau, į sunkias svoris įsiu ten, gal sunkias svoris pasistumdysiu su kažkuo. Žiūrėk, pabandom įvertinti situaciją. Yra tų sunkias svorių, ar ne? Mes kalbam ne apie tai, kad nebuvo dalyvių, nebuvo tiesiog, kas su tavim norėjo išeiti. Finalas mes žinom, kad turėjo būti su Ignu Pauliukevičium. Kom tokiu? Ignas Pauliukevičius. Kas toks? Iš Fighters Land MMA. Klubo. Čia tas, Igno Baryso. Čia tas, kuris kaldo galvas, man atrodo, jo? Tas, kuris dabar su Edinu Šalkovskiu yra paskelbta, kad rugsėjo 27 kalsis. Bet aš, tiesiog situacija tokia, tarkim, žemesnius svorius pasiimkim, ar ne, ten 70 kg, ar ne, Evaldas Balsys yra toks irgi, beje, iš to paties Igno Baryso klubo, kuris turėjo sąrašą, norėjo žmonės, kuriuos įveiktų, tai buvo tas pats Simonas Belinis iš Spartos, tai buvo Vakaris Didika iš Jasiūnas Team, ir Periadnis, kuris jį buvo nokautavęs. Jisai visus tos žmonės, išskyrus Mantvydą Periadnį, Simoną ir Vakarį Didiką pasiėmė prie čempionatą, bet jis nenusiminėjo.
Tarsi niekas nenusiminėja. Toj svorio kategorijoje visi supranta, kad mes dalyvaujam profesionalų kovose, mums čia mėgėjose, jeigu pralaimėsim arba kažkaip netaip, mums galbūt negerai, čia bus, žinai, mums po to pinigų niekas nesimokės, nepasiūlys. O vat čia tie, sakau, lengvučiai taip, jie nebijo, eina kalas, ta prasme daro, ne kaip kažkada Narauskas prieš Jasiūną išėjo iš karto po Utmo kovos, kur tikrai Narauskas tikrai prastai atrodė, ar ne? Bet nieko, ta prasme jis nebijojo, jis ėjo dar kartelį, tenais buvo ir sutraumuotas, ar pavargęs, neišsimegojęs, bet jis ėjo. Nepasakė, kad nusimsiu. Jis ėjo, nes tai ir klubo vardas, ir tavo reputacija. Taip. Kodėl, kai eilė metų Lietuvos čempionate, nekalbu apie šiuos metus, prieš tai metai, dar turbūt prieš tai tada, kai tu čempionų tapai, kai tave kažkas kaltino, kad tu dar medalį pasiėmė, nors pada tas, žmogus pats irgi taip pat pasiėmė medalį kitais ar po 2 metų. Kodėl tai vyksta tarp light heavyweightų ir heavyweightų? Kodėl žmonės nusiminėja? Kodėl niekas Nes nenori... galbūt pasuoja, kad pas mus mažai jų yra. Gal labai mažai yra ir jie... Matai, plius dar sunkiasvorio psichologija yra visai kitokia. Tie mažesni, jiems tekdavo gyvenime biškai už save labiau pastovėti negu sunkiasvoriam. Sunkiasvoriai jie taip dideli, jie bulindavo visus. Kai jau pradeda juos bulinti kažkas, jau jiems yra žimžim. Plius, galima suprasti, jaunas bachūras, aš irgi ten, jeigu išeičiau, aišku, jeigu ten prieitų Ignas, kaip dabartinis jau, sakykime, profesionalus treneris, sakytų, mes nepretenduojame tavo vietą, laimėti gali tu, viskas tvarkoja, tiesiog norim pasibandyti, biškai prasimėti, tik davai neieškom nokauto. Gerai, kodėl ne, pasibandom. Bet kai tu kalbė ten internete, kad bet ką suskaldysiu, ten žandikaulių sulaužysiu, galvas praskelsiu, Sparta Gym 2.0, tipo Fighters Land Sparta Gym 2.0, ir aš ateinu į salę, žiūriu, jisai yra salė, plebo yra salė, nors jau man sako žmonės, kad nekovos turbūt. Bet žiūriu, salė yra, žiūriu, kad ant tų kovų liko 10 iki mūsų, žiūriu, jis vis dar salė. Galvoju, avdruk sugalvoju, jis apšilsiu. Persirengiau, žiūriu, jis dar salė. Aš pradėjau apšilinėti, jis dar salė. Mūsų kovą iškviečia, aš einu ringą, apsisuku, žiūriu, jo nėra. Reikia pasimti medalius, jo nėra. Nors prieš tai Ignas šaukė mano treneriui, mokėk pralaimėti. Taip, nes tas pats Ignas, man regis, laimėjo prieš... Ne Ignas, Ignas Polikevičius laimėjo prieš Šimkų. Taip. Kristupą. Nors ten irgi toksai labai įdomi kova buvo, kur Kristupas atrodo tokius apatinius šaudo, o taškai kažkaip nejuda. Ne vieną pusę, nors tengi buvo laivas, viskas matės, visi taškai. Tai buvo labai keista iš tikrųjų. Bet nesmė. Esmė ta, kad... Beje, tu žinai, kad tu esi Pauliukevičiaus karjeros trokštamųjų sąraše. Yra viename iš mano video pasakyta, kad dabar galbūt ne, kol kas dar anksti, bet kai pas Igną bus 7-0 ir visas kovas bus laimėtas nokautais... Tai jau nebebus. Ko nebebus? Tiesiog pralaimėjimą jau turi kažkokį. Ne, kol kas neturi, Utmui dar neturi pralaimėjimą. Gal Utmui neturi, bet šiaip karjerų yra. Jo, bet profesionalų karjerų ne, nes... Ar tikrai profesionalų karjerų nėra? Kažkas čia kalbėjo, kad kažkam yra jis pralaimėjęs profesionaluose. Jis yra kažkaip pralaimėjęs, plus dabar dar mėgėjusi, jie turi pralaimėjimą. Tokį, kur iš viso neišėjo net. Vienu žodžiu, tu visų taikinys. Kuo toliau, to daugiau atsiranda žmonių norinčių stojimų. Taip yra tvarkoja, tai viskas yra gerai. Buvo Dominikas, kur irgi sakė, duokit man metus, paskui duokit man dar vienus metus, duokit man 3 metus ir viskas dingo. Dabar yra Ignas, vėlgi duokit man metus, duokit man 2. Atsiprašau, kodėl aš turiu jums kažką duoti? Jūs turit galimybę, jeigu jums iššoko tokia galimybė, tai naudokitės, kovokit. Nenorite, kodėl aš jums turiu vėliau duoti? Kas jūs tokie esate? Vėlgi, jeigu grįžtam prie viso to, kad aš iškovoti šitą diržą, kur čia kaba,
kad aš bent jau daeičiau į kitos organizacijos ir kad aš galėčiau įrodyti, kad aš galiu už tą diržą kovoti ir dar laimėti tą diržą, nu aš turėjau, blemba, daug metų praarti ir daug lysvių apšikti. Turėjau daug ką įrodyti pasauliui. Ir Lietuvos čempionate turbūt nenusiminėdavai nuo kovų, ar ne? Niekur nenusiminėdavau nuo kovų. Ir toks, supranti, dalykas, kad dabar duok man čia, aš tau čia parodysiu, įrodysiu. Nu, aš būdamas 2 kartus didesnis už Remigą, amžinai Matilsė, aš niekada nebūčiau drįsęs jam pasakyti, kad o, ten tu, ten špingalėtas, arba aš ten jį nukirščiau, arba aš ten duočiau. Nors, žinai. Galim dabar taip, iš kitos pusės. Visi kviečiamas Labojevą. Taip. Lietuvoje visi kviečiamas Labojevą, kas daugmaž svorio kategorijos, sunkiasvoris, light heavyweightas, visi šaukia, kad norės Labojevą. O yra bent vienas lietuvis, kurio tu norėtum, su kurio norėtum prasivest kovą. Ką aš rodyčiau? Nežinau, gal tau būtų sportinis interesas? Nu, kas iš mano svorio yra? Yra Mantas, nu, jis sunkiai svoris. Ar ne? Bet mes su juo kovojo kažkada. Ir ne vieną kartą. Ir nu, aš jau kažkaip buvau įrodęs tada. Nu, ir Mantas dabar labai daug sunkesnis už tave. Daug sunkesnis, jo. Nu, gerai, bet, variantas. Kas dar? Kas būtų pasaulyje kažką parodęs, įrodęs, kad būtų vertas su kažko, kaip, nu, kada nelabai. O jeigu atjungtume tas vertas, tu tiesiog norėtum tai duoti kaip motivaciją. Nu, aš nesakau, kad turėtų baigtis nokautu pirmam raundui. Gerai, tada aplink pirštą nevedžiojam, sakyk tiesiogiai. Aš neturiu variantų. Aš galbūt kažko, nu aš irgi neturiu variantų. Aš netempiu nei prie Pauliukevičiaus, nei prie Dirkščio, nei prie Manto, ta prasme, aš nieko netempiu, bet yra žmogus Lietuvoje, su kuriuo tu norėtum pasidalinti profų ringu, pasidaryti gražią kovą, dėl žiūrovų, žinai, neskaičiuojant, vertas jisai su manim stovėti, nevertas stovėti. Ne. Mūsų durys yra atviros, aš su visais pasidalinsiu patirtim, padėsiu, pamokinsiu, ką žinau, pasipasakosiu, ką žinau, parodysiu, kaip aš moku, galiu pasisparinguoti, iššūkį biškį duoti, bet kažką įrodyti, kad sportinis interesas būtų su kažko Lietuvoje, nu, aš nematau su ko. Realiai nematau su ko. Nu, okei. Bet aš tikrai nenoriu, čia nebuvo čia. Nu, aš tiesiog nematau su kuo. Nebuvo čia, kad aš vinioju aplink kažkur ir po to aš tau šausiu pavardę. Aš suprantu, bet jeigu būtų kažkas, tai, nu, bet aš nematau nieko. Gerai, jeigu paskaičiuotume dabar, parduodama, neparduodama, ar ne, dabar yra, ar ne, naujas terminas, parduodama, kova parduoda areną, neparduoda areną. Su kuo parduotum areną? Aš manau, taip aš parduočiau areną. Nemanai? Nu, su užsieniečiai sunkiau. Gal. Nebent, nes istorijos nėra. Davai Badarharį tavo atvežam. Atvežkit. Ne. Nu, aš čia taip, šoviau. Jo. Bet, nes istorijos nėra. Galbūt todėl. Nes čia Lietuvoje kas parduoda? Tas dramas parduoda. Vienas nesąmonės pašneka, kitas nesąmonės atsako, viso tipo jau drama yra. Ir pradeda pardavinėti. Visos tavo dramos yra su lengvesniais. Nu, tai faktas, jo. Nusikirk, kuo ten užsirišk rankas už nugaros, žaidžiam šachmatais ir paskui dar kažką. Tai tada, nu, nebent su tais lengvesniais, nu, jeigu čia bandyti sukti galvą, bet, nu, taip, tai aš dėja nematau šiai dienai. Kaip reagavai į tą, šį balandžio pirmosios paukštas buvo apie kovą su Dominiku? Prastai. Pasakiau, negerai taip. Nėra gerai. Turėtų atsiklausti. Aš kiekvieną balandžio pirmąją, aš pamirštu, kad yra balandžio pirmoji ir visą laiką priėmu viską už tiesą. Po to tik tai kažkaip man kažkas pasako. Aš manau, turėjo atsiklausti ir galėjo padaryti kažko kito. Buvo ta situacija, kad tu treneriui skambina ir paklausė, ar čia tikrai suderinat šitą, ar supratai, kad čia balandžio pirmosios paukštas?
Ne, nu, aš pamačiau durnyje, ne durnyje. Paskui man tada paskambino mano draugas, kuris mano vadybą užsiima. Tai jisai jiems pasakė, jūs išpratėjot. Nu čia kaip poškas. Koks pokštas, o čia mums tai, pavyzdžiui, nejuokinga. Kam čia gali būti juokinga? Nu čia tas pats, kas mane dabar su Minėdu ant plakato pastatyk. Ar čia juokinga? Nu aš manau, čia kvaila. Čia, man atrodo, mano lygiai tiesiog yra žeminamas mano lygis. Ar ne? Nu, su Minėdu tai jo. O ten? Žinai, kaip tau pasakius? Nu, pasauliniai arenai. Pasauliniai? Jo. Nu, pasaulinėje arenoje turbūt niekas nežino, kas yra Dominikas Dirkstys. Nu, būtent. Pripažinkim šitą dalyką, ar ne? O dabar Dominikas yra geras šaumenas Lietuvoje, turbūt Latvijoje jį pažįsta, Baltijos šalyse tikrai pažįsta. Vat. Čia vietinį klouną pastatė su pasaulinio lygio vardu. O tai faina, o tai linksma. Gal mano humoro jausmas yra prastas, nors nesiskundžiu šiaip. Tikrai suprantu. O su ko būtum nesupykęs, jeigu būtų kolega? Mane, kam mane iš viso. Bet, Sierai, pripažinkim, ta kova, apie ją buvo tiek daug kalbama, visas tas beefas, dar kažkas, ta jūsų istorija, ar netgi... Kokia mūsų istorija? Aš mačiau, jaunas bachūras auga, pastatė tą patį trenerį, pas kurį aš pradėjau. Žiūriu, kad jisai ambicingas, viską, aš jį bandžiau patempti, bandžiau jam patei. Ten nuvažiavau, negi su juos sparingė sudalyvauti kelis kartus. Vieną kartą per bokso taisyklėm bumbulą pridaužiau, kitą kartą pagal kickboksą koja jam lūžo. O jo draugas prašė švelniau, nors aš iš viso švelniai su jais abiejais dirbau. Nu, tai paskui praeina metai, 2 ir jisai čia šaukė, sako, duokit man Slabojevą, aš jau tai sudraskysiu. Atsiprašau, ką? Nu taip, tai yra normalu, jisai ta prasme... O kur tu buvai, kai mes bustojom sparingė? Kodėl tu ten nedraskėjai? Kodėl tu bėgai kaip mergaitė? Kodėl tavo kolega, su kuriuo tu sportuoji, prašė švelniau? 80 kg. O tu kokį 100? Nu ne, tada aš irgi 90 kelis sveriau. Aš tada kuliukas. Na ir po to prasidėjo istorija. Dominikas užstūmė ant tavęs. Nu tai gerai, tai dabar žiūrėk, tai dabar aš... Tai ir istorija, ir žmonėms įdomu, tai yra didžiausia drama. Jisai 80, aš 100, gerai? Sakykim taip, sakykim. Nu, mes abudu suprantu, kad tai yra neįmanoma, jo? Taip. Nu, aš galėčiau irgi dabar, kas dabar pas mus kylanti žvaigždė yra? Tavo svorė? Ne, Lietuvoje. Iš kovinio sporto? Taip. Nu, jaunų bachurėlių yra, bet... Nu, pavyzdžiui. Yra netgi 16-mečių, kurie atrodo dabar kylančių žvaigždės. Nu, tai vot. Nu, pavyzdžiui, pavardį man daug, bet kokią. Nu, Vytas Karosas, tarkim, va tavo bendra kalba. Nu, gerai, Vytui Karosui. Dabar aš meščiau Vytui Karosui. Nu, aš su jais taip čia galiu pagainti. Dabar prieš Vytui ateinant į Spartą. Meščiau iššūkį Vytui Karosui. Vot, jeigu tu nori būti čempionas, tai turi įrodyti, turi sukovoti su manim, nes tu esi tada šūdo vardo nevertas. Būtinai privalai su... Ar ne idiotas? Ta prasme... Nu, idiotasgi, nu, ta prasme, nu, apie ką mes čia kalbam? Nu, sakytų, nu, tu gal jau prisiboksavai, jau, gal jau pakaks, gal jau eik palsiek, sakytų žmonės. Nu, gerai. Ne? Nu, tarkim. Nu, man taip atrodo, gal aš klystu, bet... Bet ką aš norėjau pasakyti, žmonėms atrodo, ta kova būtų suėjusi. Jie laukia šitą dalyką. Faktas, kad žmonėm kiekvieną kovą... Žinai, tu skaičiuoji, jisai sveria tiek, aš tiek, kiekvieną kovą Dirkšio žmonėms sueina. No. Kaip anksčiau Kličkojų sueidavo irgi. Visi eidavo pažiūrėti Kličkojų, tikėdamasi, kad pagaliau jį kas nors nukirs. Nes jisai buvo atsibodęs jau visiems. Su savo tą nuobodžią kovą. Lygiai tas pats Pietvatė, jisai darydavo super viską, techniškai, tvarkingai, darydavo tai, kas veikia. Paprastus dalykus, 1-1-1-2, 1-1-1-1-2. Ir taip idealiai veikdavo. Kartais šonį įmesdavo. Visio. Dominikas, ką daro, jisai loja, šaukia, nesąmonės tokias išdarinėja, kaip klounas šokinėja. Nu ir pagaliau žmonės nori, kad nu, kas nors jį nutildytų, kas nors jam kirstų, bet matai, problema tai, kad jisai dažniausiai kovoja su visiškai nepatyrusiais, praškai su naujokais. Arba su lengvesniais.
Nu, Jisai tai savo iššūkį jisai nemeta. Jisai savo ieško tokio lengvesnio biškio kelio. Nu viskas tvarkuoja. Tegul seima. Nu bet, tu turi pagarbos, reikia šaukti ir kažką sakyti. Žmogus, kuris yra pasiekęs ir savo šalyje yra kažką tikrai rodęs, jau net ne šalyje, o jau tarptautiniu mastu. Nesakau, aš ant kiek bebūčiau pasiekęs, aš niekada nepasakyčiau, pavyzdžiui, tokio kaip tais laikais, o tada Myga, Skliaudys, ten buvo pasirodę savo laikais geriausiai, ką mūsų šalis turėjo. Ar aš galėčiau pasakyti, kad ten, aš jūs būčiau kirtęs, nenukirtęs, arba ten išvalęs kojas, nukirskit man liežuvį. Turi būti kažkoks pagarbos kodeksas, jeigu mes tu jo neturim, apie ką mes kalbam, kur pasaulis rytasi. Žiūrėjau, turbūt ne vieną apie netgi realų priešininką, prieš kovą sakėtis, kad kažką nukirsi arba nukirščiau. Apie kitą kažkokį variantą nesisakęs pats niekada gyvenime tokio dalyko. Ta prasme, prieš kovą. Dabar sakau, nesigyvenime turbūt sakęs ne apie vieną savo priešininką arba savo svorio kategorijos kažkokį, ta prasme, kovotoją. Nes kiekvienas mano kova eina kaip iššūkis. Nes aš suprantu, kad mano svorėje, mano lygyje būna vienas smūgis praleistas, game over. Game over.